Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Dezinformacijos ekspreso, taip vadinam traukinį, kuris šiaip jau yra įprastas traukinys keliaujantis maršrutu Kaunas Vilnius, bet šiandien čia mes filmuojam tinklalaidę Kauno 9 forto muziejaus ir partnerių projektą Išjunk dezinformaciją, įjunk kritinį mąstymą. Aš esu Živilė Kropaitė ir kol traukinys dundės ir keisis stotelės ir pranešimai gal girdėsis, mes kalbinsime ekspertus, kalbam apie dezinformaciją, domimės ir apie jos sąsajas su praeitimi, kaip ji veikdavo praeitie ir kokių to apraiškų galim matyti ir šios dienos kontekste. Tai keliaujam, iš tikrųjų traukinys juda ir norim, kad dezinformacija šitą temą pasiektų kuo platesnę auditoriją. Tai ačiū, kad jūs irgi esate su mumis ir šiandien konkrečiau kalbėsim apie tai, kaip manipuliuojama praeitimi, o su manimi čia traukinyje yra du pašnekovai. Tai visų pirma istorikas, Seimo narys, antikorupcijos komisijos pirmininkas, buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat su mumis keliauja Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Labas rytas. Sveiki, labas rytas. Tikiu, kad dažnai apskritai kalbam šitą temą dezinformaciją, ji be galo aktuali ir dėja aktuali, bet traukinyje dažnai tenka taip pasikalbėti apie dezinformaciją. Ko gero pirmą kartą. Nebent tarpusavyje, nelygų su kuo keliauji, o man į Kauną tenka labai dažnai važiuoti, tai taip, tenka pakalbėti apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Būna turbūt, kad ir žmonės patys prisėda, paklausia arba pakomentuoja, nori politinius įvykius komentuoti ir tai būna proga. Būna. Iš tikrųjų, šiuo ekspresu tikrai keliauja nemažai žmonių, kuriems rūpi šie dalykai. Ir aš manau, kad ir dabar keliauja tie žmonės, kuriem svarbu, kas vyksta, kaip suprasti tuos įvykius, kaip nepaklysti tam informacijos sraute. O noris turbūt, ponė Vaščega, kad visiems ES piliečiams rūpėtų dezinformacija, nes tai yra be galo aktualus klausimas. Taip, be jokios abejonės, man atrodo, kad čia lietuviai nėra kažkuo išsiskiriantis dezinformacijos gavimo prasme, kiek jos pastarojo metu, su kiek jos susidurėme, bet gal išsiskiriantis tuo, kad mes gyvendami tokio geografinėje aplinkoje, tokio geopolitinėje aplinkoje, žiūrėk, dažnu atveju esam jau patyrę anksčiau kai kuriuos dalykus, tokios dezinformacijos klaidos ir kitą kartą kiek kritiškiau žiūrime į ją ir galime netgi kitus europiečius, kolegas kitą sykį net ir pamokyti, pasakyti, kaipgi viskas vyksta ir kodėl mes nelinkę, pavyzdžiui, tikėti vienu, antru, trečiu dalyku, kuris lyg ir atrodytų ateina iš žiniasklaidos, bet mes žinom, kad nebūtinai viskas, kas yra viešoje erdvėje, yra taip jau patikrinta ir ateina iš patikrintos žiniasklaidos. Pone Anušauskai, kaip jūs sakytumėte apie tą mūsų išskirtinumą arba neišskirtinumą čia? Jūs esate sakęs, kad pats tai pastebėt, kad jeigu tik ką nors socialiniuose tinkluose paskelbėt apie, pavyzdžiui, vokiečių brigados įsikūrimą arba spec tarnybų darbą, iškart pastebėt didžiulį srautą dezinformacijos. Kaip manot, ar toks pats srautas ištinka Belgijos, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministrą? Aš manau, kad ištinka. Ištinka, tik mes jo nematom. Mes savo burbuluose gyvenam, bet tą burbulą, tiesą sakant, tie visi trolių fabrikai, kurie jau dabar tikrai dirbtinio intelekto yra koordinuojami, jų veiksmai, kai jie suranda temas, platformas, skverbėsi į diskusijas ir aš netgi, kadangi taip jau įpratęs esu paskelbti informaciją, pavyzdžiui, viena iš jų buvo, kuris sulaukė labai daug trolio dėmesio, Brazilijoje demaskuoti Rusijos agentai. Buvo didžiulis rautas ir aš matau, kad tiesiog sukoordinuotas, ten 100 000 peržiūrų, jie išplečia ir peržiūrą, bet šitoj vietoj mano užduotis iš tikrųjų neleisti jiems paversti mano, pavyzdžiui,
paskelbto teksto platforma dezinformacijos klaidai. Turi vis tiek moderuoti, žiūrėti, išimti dezinformacinės. Jūs pats tą darbą darot? Šiuo atveju, kadangi jo nėra daug, man asmeniškai tai aš padarau pats, nes tuose srautuose tikrai tie trolių fabrikai mėgina reikštis aktyviai, bet kai tu nuo pat pradžių nukapoji jiems aštunkojo tas galūnės, tai aktyvumas jų nublėsta. Bet pasakykim tada iš karto, mes pabandysim tarsi ir pabaigoje susidėlioti akcentus kovos su dezinformacija, bet tarkim atpažinimo prasme, kas jums signalizuoja, kad čia vėl bus tas pats? Kokie momentai leidžia suprasti? Iš esmės labai taip jau nėra sudėtinga, nelygu kokią temą. Jeigu apie vokiečių, pavyzdžiui, brigadą parašai, tai be abejonės iš karto informacija, kad tai Lietuvai brangiai kainuoja, kad vokiečiai nepatikimi partneriai, aliuzijos į antrą pasaulinį karą, vėl mūsų okupavo ir panašiai. Ir matosi, kad visas tas informacinis tas naratyvas, toks, tas pasakojimas, kuris kūriamas dezinformatorių, yra iš vienos pusės, tai iš Rusijos, iš esmės erdvės. Šitą projektą atidarydamas Vokietijos ambasadorius Lietuvoje irgi taip pabrėžė, kad turbūt, kad matysim visi daug daugiau bandymo nepasitikėjimą skatinti Vokietiją kaip partneriais. Tai dabar, kai mes tą pasakom, tai dar, kad būtų aiškiau, kad jeigu keliauja tokios žinutės, tiesiog didelė tikimybė, kad tai yra Rusijos darbas ir tiek. Pone Vaščega, o jūs ką įvardintumėt kaip tokia, nežinau, dažniausiai pastebima dezinformacija viešojoje erdvėje arba ką nors, kas yra labai įstrigę pastaruoju metu, koks nors vienas pavyzdys? Tai mes irgi, tiesą sakant, kaip Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, esam labai aktyvūs socialiniuose tinkluose ir stengiamės skelbti visas naujienas susijusias su įvairiausiais europiniais dalykais. Ir ką aš matau, kad lygiai taip pat, kaip gerbiamas Anušauskas minėjo, kad yra tam tikrais atvejais tu tiesiog jauti suaktyvėjimą komentarų ir tokių, na, paskui patikrini, pasižiūri, kad tie komentarai iš kažkokių tokių lyg ir tikrų paskyrų, bet tokių, kuriuose mažokai informacijos apie žmonės ir panašiai. Tai yra keli trigeriai būna. Tai pirmasis, tai reiškia, pavyzdžiui, Europos komisijos pirmininkės Uršulės von der Leyen paminėjimas, jos apsilankimas Lietuvoje, kaip pavyzdys, ar ne, buvimas, va čia nesenai lankėsi, buvimas, vykimas į pasienį, apžiūrėjimas įvairiausių naujų apsaugos priemonių, kurios ten sudėtos. Ir apie tai mes paskelbėme savo socialiniuose tinkluose ir tas iš karto iššaukė eilę krūvą užšokančių, kurie traukia visiškai su ta tema nesusijusių dalykų, bando diskredituoti apskritai pastangas stiprinti sieną, bando diskredituoti pačią poziciją, kad ES nieko verta. Na ir toks prasideda tokia maišalinė, kuri aiškiai rodo, kad kitu atveju tiesiog tokio nėra. Tai toks paskatinamas tam tikrų žodžių ir tam tikrų žmonių atsiradimas socialiniuose tinkluose iš karto paskatina reakciją iš neaiškių paskyrų. O šiaip jau žiūrėti, kiek ten pačių dezinformacijos naratyvų, tai mes turim tokį, ne komisijos atstovybės lygmenių, bet visos ES lygmenių. Europos komisija turi tokį puslapį internetinį EU versus Disinfo, ES prieš dezinformaciją. Ir jame, beje, įdomu užeiti, pasižiūrėti, kaip ten atrodo, nes jame yra sukaupta šiai dienai beveik 20 000 skirtingų dezinformacijos pačių įvairiausių gabaliukų. Ir tada gali pamatyti ten, parašyta, kas per dezinformaciją, kodėl tai yra dezinformacija, kokie yra tikrieji faktai ir panašiai. Tai čia, žinot, apie Lietuvą tai yra tokie atsikartojančios tam tikros temos ir jos yra susijusios su mūsų istoriniais Lietuvos dalykais, su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, apie tai, kad ten paima kokią nors 90-ųjų įvykius
ir juos bando nupiešti kaip kažkokį visiškai netikėtai atsiradusią kažkokią spalvotąją revoliuciją, kuri mes puikiai žinome, kad atgimimas atsiradęs kur kas anksčiau ir tai buvo iš tikrųjų stichinis per ilgą laiką įsibėgėjęs reiškinys. Lygiai taip pat turbūt naratyvai yra susijęs su, pavyzdžiui, Molotovo-Ribbentropo paktu ir bandymas nupiešti, kad čia Lietuvai buvo labai naudingas, pavyzdžiui, tas Molotovo-Ribbentropo paktas dėl kažkokių tai teritorinių dalykų, nors mes puikiai žinom, kad iš jo gimė Lietuvos okupacija. Tai yra tam tikri strateginių lygmenių esantys naratyvai Lietuvos atžvilgių, kuriuos laikas nuo laiko bandoma atgaminti, tai čia vienas dalykas, o tada jau reakcijos į įvairius įvykius, kurie gal tiesiogiai nesusijęs su to strateginiu lygmeniu, bet bandoma sieti sumaištį, kažkaip tokį nepasitikėjimą informaciją ir panašiai. Kiek dažnai apskritai, jūs kaip istorikas turbūt dar labiau pastebit pasitelkiama praeitis šitame visame dezinformacijos skleidime ir kodėl tai taip veikia? Labai dažnai tai iš esmės dezinformacijos bazė, istorija. Pavyzdžiui, dezinformacijos vis dėlto daug žinučių neatsirado dabar. Jos atsirado savo laiku, dar sovietmečiu, labai seniai ir jos išnaudojamos po šiai dienai, bet jeigu savo laiku, kai Vilnius, iš esmės, kaip mes buvom okupuota šalis, tai čia buvo tos dezinformacinės žinutės kuriamos apie Lietuvos istoriją. Dabar jos perėjo jau į Maskvos, kaip sakoma, rankas, bet tos pačios dezinformacinės žinutės ir kadangi važiuojam iš Kauno, aš pasinaudosiu progą vieną pavyzdį tik tai atskleisti. Lietūkio garažas. Pogromas Lietūkio garaže. Prieš 20 metų, kadangi buvo neaiškus vykdyta ir visa kita, buvo daug to dezinformacinio tokio rūko, klaidinančios informacijos ir apie lietuvių atsakomybę. Tai yra ar nėra tos atsakomybės. Ir kai teko padirbėti ties ir ištirti ir nustatyti, kokie lietuviai dalyvavo vykdant tas žudynės ir visą kitą nustatyti konkrečius asmenis su vardu, pavarde, kaip KGB manipuliavo, galėdama visą tai paskelbti, dar 60 kažkelintais metais, bet sąmoningai to nedarė, kad ne tik dezinformuoti visuomenę, bet ir klaidinti užsienio šalis, kuriuose buvo didžiulės lietuvių diasporos, apie lietuvius savo laiku pasitraukusius pabėgėlius karo, kaltinti juos nebūtais nusikaltimais. O realiai jie slėpė tuos nusikaltimų vykdytojus, taip jie lietuviai, bet vis tiek slėpė iš esmės netgi ir Vokietijos gestapo vaidmenį šitoje istorijoje. Tai yra daugybė nuslėptų dalykų. Atskleidus, pristačius ir reikėjo iš tikrųjų ir Holokausto muziejuje Vašingtone pristatinėti tyrimus. Nebuvo taip paprasta iš tikrųjų pakeisti jau egzistuojantį tą naratyvą. Bet po šiai dienai, matau, išlenda tokie istoriniai faktai. Bet kaip sklisdavo, tarkim, praeityje dezinformacija, nes jūs minit kelis pavyzdžius, kurie atsikartoja ir dabar. Aš, pavyzdžiui, ir apie pokalbį su jumis galvodama, suprantu, kad jūs partizanų istoriją irgi esate tyręs ir, tarkim, Lukša dėl savo aktyvios veiklos vakaruose nekartą yra patekęs į dezinformacinės kompanijos sūkurį, čia yra iš Krašto apsaugos ministerijos puslapio, nors jis turėjo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio įgaliojimus, norėta sumenkinti, įvardyjant netikrų įgaliotinių, neturinčių savo pagrindo atstovauti pasipriešinimui, buvo skleidžiami partizanų nuotraukų montažai. Tai taip, sakykime, mes, kaip pasakėme, apie dezinformaciją labiausiai pakalbėjome apie socialinius tinklus, bet ir be jų čia taip neblogokai sklido dezinformacija. Ir be jų, bet šiuo atveju apie mano minėtą Lietūkio garažo pogromą, juk Lukšos pavardė ir ten buvo mėginta įrašyti, nors jisai nieko bendro neturėjo, tiesiog klastojant, falsifikuojant duomenis, mėginta ir jį įkišti į šitą istoriją. Tai buvo ta dezinformacinė kompanija pradėta kažkur, tiesą sakant, ne taip seniai, tik prieš porą dešimtmečių ji buvo pradėta, nes matė,
kokius mes istorinius naratyvus puoselėjam ir iš karto atkreiptas dėmesys. Dar socialiniai tinklai tokios įtakos kaip dabar neturėjo. Bet kaip tada yra, kad mes suprastumėm dar paprastai, kaip veikia ta valstybė, yra kažkoks dezinformacinių žinučių duombazė, kurią tu paimi, ištrauki iš kažkokios praeities ir vėl naujiems kontekstams pritaikai? Iš esmės taip, pavyzdžiui, ne per seniausias, sakyčiau, vien tik dezinformacinių žinučių vadovėlis išleista Maskvoje Lietuvos tokia pseudo istorija, kur vien tik dezinformacinės žinutės, bet jos visos vienoje vietoje. Ir čia tas pats Lavrovo pavardė, kur minima. Tas projektas. Ir nesvarbu, koks laikotarpis, tai būtų senoji Lietuvos istorija, ar tai 19 amžiaus, ar 20 amžiaus, ten viskas jau sukomplektuota iš tų dezinformacinių žinučių, klaidinant, parodant Lietuvą ne tokią, kokia ji iš tikrųjų buvo istorijoje, kurią žino, ne tik Lietuvė, žino visos Europos šalis. Pane Vaščega, kaip visgi mes pasakytumėm, kai sakom, kad visiems vienodai aktualu ir vienodai turbūt, kad visi patiria dezinformacijos, bet ne visos šalis turi tiek dėja susijusią istoriją su Rusija ir ne tiek daug tokių pavyzdžių, kuriuos mes irgi įvardijom iš istorijos. Ar tokio bendro suvokimo apie dezinformaciją paprastų piliečių Europos Sąjungoje yra tiek, kiek čia pas mus ir ar pas mus yra pakankamai? Gal dar tokį momentą pabandykim apčiuopti. Tai man atrodo, kad mes turbūt gal buvom vieni pirmesnių, kurie pradėjom apie tai kalbėti čia Lietuvoje. Atsiminkime, kad dar iki Krymo aneksijos jau buvo nemažai viešoje erdvėje kalbama apie tai, kad kas tai yra ta dezinformacija, kodėl, pavyzdžiui, pavojinga visiškai tikėti tuo, kas ateina iš rusų kalba kanalų įvairiausių transliuojamų. Ir, turbūt žiūrint iš tos pusės, taip jau gaunasi, kas pirmi pradeda kalbėti, tie gal tą labiau ir užčiuopia, nes čia, tas dezinformacijos pajautimas, aš manau, kad tai yra tam tikras procesas, kai tu kaip žmogus turi irgi jį pereiti ir tada truputį kitaip pradėti žiūrėti į gaunamą informaciją. Tai galbūt kitose ES vietose tas kiek vėliau pradėta jausti ir į tai gilintis, bet šiai dienai aš manau, kad visur ta situacija panaši, juk po 22 metų vasario 24 dienos būtent Rusijos tam tikri vadinamieji žiniasklaidos kanalai buvo uždrausti visos ES lygmenių. Ir, turbūt iš to ir kilo tas supratimas, kad, ne viskas yra žiniasklaida, kas vadinama žiniasklaida. Ir jeigu yra kažkokie kanalai, kurie transliuoja tos tokius paminėtus strateginius naratyvus, kurie akivaizdžiai netitinka istorijos faktų, tai matyt, kad tai nėra žiniasklaida ir ten ir daugiau turbūt galima paieškoti įrodymų, kodėl ten tos Rusijos visokie rašatidai ir panašus dalykai negali būti laikomi žiniasklaidos priemonėmis. Tai štai jie buvo uždrausti visos ES lygmenių. Tai iš tos pusės žiūrint, aš manau, kad mes visi judame link to didesnio dezinformacijos suvokimo. Dabar, ar tie naratyvai visur yra vienodi? Tikriausiai ne, nes Lietuvos istorija yra Lietuvos istorija, būtent puolimas ant jos yra puolimas ant jos, ir tada atitinkamai kitose šalise panaudojami kažkokie tai kitokie dalykai, kažkokie jautresni tai šaliai istoriniai momentai, kuriais irgi žaidžiama ir jie atitinkamai sudėliojami. Kas yra bendra visos ES lygmenių ir ką mes galime pastebėti, tai yra toks puolimas prieš europinės institucijas kaip tokias. Tai čia aš sakyčiau, nežinau, ar čia jį galima pavadinti kažkokiu strateginiu naratyvu, bet akivaizdu, kad nepatinka. Vat jeigu mes gebame veikti visi 27 kartu, tai nepatinka. Ir tai iš karto kažkaip tai stengiamasi tokiu operatyviniu lygmeniu. Aš taip stengiuosi išskirti, kad yra toks strateginis lygmuo, tada operatyvinis lygmuo, kada tu reaguoji į įvykius. Tai pavyzdžiui, atsiranda teigiamas įvykis ES lygmeniu, tarkime tos pačios dabar naujai gynybos stiprinimui skirtos ES paskolos, dėl kurių ten greit susitarta ir panašiai. Kiekvieną sykį ant jų didžiulis puolimas, kai tik tai žinutė kažkokia teigiama išeina,
Ir įvairiais lygmenimis. Čia ES kelia karą, nors mes tik tai gintis norime. Čia ES, matot, kiek jinai ilgai tarėsi, nesusitarė ir panašiai. Žodžiu, tos pačios jos, tą patį dalyką gali iš skirtingų nesusijusių pusių, skirtingais argumentais užsipulti, pulti ir aiškinti, kad čia. Trečias dar argumentas, apskritai ES nesvarbi. Tai kam tada ją pulti apskritai, jeigu jinai nesvarbi? Tas toks nesvarbumo momentas, valstybingumo nureikšminimo ir yra bazė dezinformacijos. Taip galim trumpai įvardinti? Galima ir taip pasakyti, bet aš manau, kad su dezinformacija kuo toliau, tuo bus tikrai nelengviau kovoti ir aiškinti, kas yra dezinformacija, nes, pavyzdžiui, mes susidursime ir jau susidurime su svetimos vėliavos naudojimo principu, taigi dezinformacija bus su tom pačiom lietuviškom trispalvėm, ukrainiečių vėliavom, bet aiškins tokius naratyvus. Mes už Ukrainą, prieš Rusiją, bet ne tokią Ukrainą. Mes už Europos Sąjungą, bet gal geriau be Ukrainos. Kokia čia paralelė su ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, tas skaldyk ir valdyk, bet naudokis svetimą vėliavą, kad tavęs iš karto neatpažintų, kad tavęs iš karto nedemaskuotų. Iš partizanų istorijos, ar čia irgi galima pritaikyti apsimetėliam partizanais? Agentai smogikai, kurie persirengė partizanų uniformom, vykdė žudynės. Ir čia buvo labai išplitęs metodas ne tik Lietuvoje, ir Ukrainoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, lygiai tie patys metodai. Rytiniai tuometinės Sovietų Sąjungos okupuotose teritorijose. Ir jie yra taip suveikę, kad iki šiol likę kai kuriems žmonėms toks migla, rūkas, neatsiskirimas tarp paprastų, tikrų partizanų ir apsimetėlių partizanais. Ir žinot, dar savo laiku, dar apie dirbtinį intelektą nekalbėjom, bet Nacionalinio saugumo komitete dirbant, pamenu, prieš 18 metų susidūrėm su tokia situacija, kad Rusija rinko, neslengus skaičiuoja, etnišką tarmę lietuvišką, kai mėgino kurti dezinformacinės žinutės, pavyzdžiui, žemaitiškai. Ir dabar mes pastebim, kad yra tokių dezinformacinių žinučių, bet čia jau dirbtinis intelektas padeda sugeneruoti. Atseit, kad arčiau būtų, ar ne žmogaus? Taip, kad artimas. Tas principas, tiesą sakant, pasiimtas, čia buvo vakarietiška metodologija, kaip kovoti šaltojo karo metu su Sovietų Sąjunga, kai radijo bangomis informacija buvo pateikiama taip labiau betarpiškai. Lyg greta tavo mieste esanti radijo stotis informuoja tave apie muzikinius įvykius, tu vos negali susitikti su muzikantais, iš tikrųjų negali, bet viskas betarpiškumas, skaitytojų laiškai, atsakymai šitam klausytojams ir panašiai. Tai metodas labai panašus, tik išnaudojamas jau kitos pusės. Dar kai panas Vaščega paminėjo, kad gal kitos šalis turi kitų jautrių momentų, į kuriuos dedami akcentai skleidžiant dezinformaciją, visgi taip irgi turbūt galima apibendrinti, ar ne, kad, tarkim, istorinės traumos yra tai, kuo labiausiai manipuliuoja, nes tai yra jautriausia. Be abejo, pavyzdžiui, Lenkam, kokią traumą, tai Antro pasaulinio karo pradžia. Lenkijos suskaldymas, irgi tas pats Molotovo-Ribentropo paktas, jo pasiekmes, bet jie priima visą tai kitaip. Armija Krajova, jo santykis ir santykis su Armija Krajova, viskas bus priimta visiškai kitaip. Lenkų santykis su žydais, Jedvabne priminant visą kitą, viskas kitaip. Kiekvienai šaliai tos dezinformacijos rautas yra individualus, skirtingas. Mes norisi, kad iš karto pradėtumėm kalbėti apie tai, kas yra daroma arba ko mes, nežinau, nepadarom, nes atrodytų, kad daug resursų skiria Rusija dezinformacijai, ar ne, ir mes jau esam visai taip neblogai ir supratę čia pasikalbėjus, kaip jį veikia, arba su kitais ekspertais kalbantis ir matant, sekant ekspertų srautą, kad mes daug būdų esam iškodavę, bet tada kodėl taip sunku pasivyti, ar nežinau, nelygios jėgos, čia kaip ir partizaninis karas, kuris negali atremti Rusijos, nes tiesiog dėl savo kur kas mažesnių skaičių, tai čia irgi
Čia Iš nuolatinis esmės tas procesas. Čia nuolatinis procesas. Tiesiog kartais mums atrodo, kad padarėm gerus darbus ir galima sustoti, atsisėsti, pailsėti. Ne, čia nuolatinis procesas. Jeigu nori demaskuoti dezinformaciją, kritiškas mąstymas visada turi būti įjungtas. Priešingų atveju tu gali daug kur suklysti. Tai šitoje vietoje sakau, čia nuolatinis procesas. Nebus taip, kol egzistuoja Putino režimas ir netgi jam žlugus, vis tiek bus dezinformacija. Jūs, būdamas krašto apsaugos ministru, siūlėt hibridinių grėsmių užkardimo centro tokią iniciatyvą. Jisai buvo įkurtas. Krašto apsaugos ministerijoje buvo įkurtas, daugiausia užsiminėjo Lietuvos istoriniais naratyvais, jų sklaida. Nes pateikti Lietuvą kaip ne visavertę valstybę, kaip tokią mažą, nereikšmingą, nereikalingą, vos nedirbtinai atsiradusią, tai buvo vis dėlto puoselimi tie istoriniai tokie lietuviški naratyvai, kaip Lietuva savo laiku ir didžiosios kunigaikštystės laikais ir sukilimų metu kovojo su Rusijos imperija. Aš primenu keleiviams ir žiūrovams, kad mes čia traukinyje įrašinėjom tinklalaidą Išjunk dezinformaciją, įjunk kritinį mąstymą, apie ką tik ir kalbėjo Arvydas Anušauskas, kad mes turim visą laiką jį būti įjungę ir visą laiką nuolatinis procesas yra mums suprast, kaip veikia dezinformacija ir ją iškoduot. Minėjom irgi hibridinių grėsmių užkardimo centrą kaip priemonę. Prie kitų priemonių dar irgi pereisim, bet ką ES daro, irgi norisi išgirsti labai konkrečiai. Tai turbūt galima išskirti į keletą lygmenų, kas daroma ES lygmenių ir aš gal pradėčiau netgi nuo tokio jau, sakykime, naujesnio socialinės medijos lygmens, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm dezinformacijos plitimą, taip jau gaunasi, kad dėl algoritmų, kurie iškelia tas žinutės, kuriomis daugiau pasidalinama, kurios labiau ten kažkokius sulaukia komentarų ir panašiai, tai taip jau gaunasi, kad ten kažkokios žinutės skandalingos joms sklisti yra lengviau ir dažnai būtent dezinformacija ir kuriama taip, kad padaroma kažkokia skandalinga žinutė ir paleidžiama ir gyvena socialiniam gyvenime, staiga pradeda gyventi savo tą gyvenimą. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėme, kiek žmonių gauna savo informaciją būtent iš socialinių tinklų, tai yra 4 iš 10, jaunimo tarpe 4 iš 10 iš pačių įvairiausių socialinių tinklų būtent gauna. Ir dėl tos priežasties ir buvo tas noras iš ES nuo pat, tikrai, pirmasis turbūt žingsnis buvo žengtas 2018 metais, kai tokį Elgesio kodeksą sukūrėm, prie kurio prisijungė savanoriškai visos socialinių tinklų bendrovės didžiosios, tam, kad atrasti būdus ir nepalikti tos problemos kažkokiai savieigai, o ieškoti būdų, kaip užkardyti tą dezinformaciją. Kokius privalomus, o ne savanoriškus metodus Europos komisija būtent ketina tas Elgesio kodeksas, jis paskui buvo integruotas į skaitmeninių rinkų aktą, dėl kurio dažnai bandoma prikaišyti ES, kad čia kažkur tai kišamas į informacijos klaidą ir panašiai. Bet, žinot, jeigu įprastinėje žiniasklaidoje irgi sklistų tokiais greičiais įvairios žinutės, kurios nieko bendro su tikrove neturi, tai turbūt lygiai taip pat to reguliavimo būtų daugiau. Tai skaitmeninių rinkų aktu siekiama sukurti, ne tik siekiama, jis jau įsigaliojo, yra sukurta prievolė realiai socialinių tinklų bendrovėms, kad jos turėtų rizikų vertinimą ir mažintų tas rizikas informacijai sklisti. Ir čia, stengiamasi pasverti, aišku, kad nebūtų trikdomas apskritai informacijos plėtra, informacijos informavimas, bet kartu, kad ką padaryti, kad būtų toks apribojimas, kad tos žinutės visiškai netikros, jos sunkiau judėtų ir panašiai. Čia ir skaidrumas, ir pačių algoritmų yra įvedamas ir panašiai. Ir nesenai įsigaliojęs tas teisės aktas, jį dabar pradedame taikyti, jau kokie metai, kad jis po truputį įsivažiuoja ten su skirtingais įsigaliojimo terminais. Ir aš manau, kad tas mums padės valdyti situaciją socialiniuose tinkluose kažkiek tai.
Taip, nes apie realias sankcijas, pavyzdžiui, platformoms ES turbūt irgi svarsto. Jo, yra šiaip, žinot, sankcijos jos visada yra galutinė priemonė, tu nenori pradėti nuo sankcijų, tu nori leisti pačioms platformoms spręsti dalykus, nes tavo tikslas ne kažkaip sankcionuoti, ne kažkaip uždrausti kanalus, o tiesiog, kad tai, kas yra online, tam tikrą prasme atspindėtų offline taisyklės. Žinot, kada nusipirki laikraštį, tai tu kažkaip netiki, kad ten jau bus labai, labai viskas tiek dezinformatyvu, tai lygiai taip pat tikėsi ir kad ir socialiniuose tinkluose taip nebus. Bet sankcijos galės būti taikomos, jeigu nebus kažkokio tai didelio pokyčio, tai jos galės būti taikomos. Bet viskas trunka ilgai, procesai ilgi. Pone Anušauskai, ar galima sakyti, kad Europos komisijos priemonės daugiau deklaratyvios, o ne veiksmingos, kovojant su dezinformacija? Aš suprantu, kad visko norisi greitai, čia ir dabar, bet daugelis dalykų pasiekiami nuoseklių darbų. Nes yra tokių sričių, kur nuoseklus darbas davė rezultatą. Savo laiku, vėlgi pasiremiant senesnę patirtim, prisimenu, kai dėl Molotovo-Ribentropo pakto, ten ir holokausto, ir bendro minėjimo, pavyzdžiui, totalitarinių režimo aukų, paprasto minėjimo buvo ES irgi didžiulė kova, kol visa tai buvo priimta, paskelbta ir įgyvendinta. Kuriuo čia laikotarpiu? Čia jau praėjo beveik 20 mečiai. Bet reikėjo laiko tarpo. Kiekvienos šalies supratimas apie istoriją, apie dezinformaciją, apie poveikį tokių dalykų labai skiriasi. Pavyzdžiui, kokie nors Italijoje jisai būtų kitoks, Graikijoje trečioks ir galėčiau iš tokios bendros patirties pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu jūs Kipre arba Graikijoje kalbėsit apie tuos dalykus, kuriuos tų šalių nemažai gyventojų priima kitaip, tai bus istorijos dalykai, galbūt Antro pasaulinio karo dalykai. Kiprė labai daug rusų. Taip, tai jūs lauksite šiek tiek kitokios reakcijos, netgi negu Briuselyje. Tikrai. Tai kiekviena šalis yra individuali platforma tai dezinformacijos sklaidai ir kovai su dezinformacija. Bet šitoje vietoje aš negalėčiau neprisiminti vis dėlto, kad Jungtinės valstijos irgi buvo pakankamai aktyvios kovoje su dezinformacija, nes minkštoji galia tų priemonių finansavimas buvo ir jo neliko dabar. Čia, kai sakom dabar, tai turim pasakyti antrojo Trumpo laikotarpį ir jo administraciją. Būtent šiais metais nutrauktas finansavimas ir daug priemonių tos minkštosios galios, kovos su dezinformacija, jos tiesiog nutrūko. Taip, nes dezinformacija yra sklindanti, galim vertinti ir iš pačios Jungtinių valstijų administracijos. Tai vat čia tada, kas atitenka ES, toksai nebelikus Jungtinių valstijų, kaip tokio dezinformacijos stabdytojo, dvigubai daugiau darbo. Ir tokį darbą mes privalome ir darysime. Privalome daryti ir darysime, nes jeigu pasižiūrėti, kad ir Uršulos von der Leyen, Europos komisijos pirmininkės metinį pranešimą šių metų, tai be galo didelis dėmesys demokratijos apsaugai ir demokratijos apsaugai ir susijusi su tikros informacijos gavimu, su atsparumu dezinformacijai, nes jeigu pažiūrėti tuos tokius metanaratyvus, kuriuos ant mūsų meta, tai aš vieną paminėjau, kad apskritai ES institucijos atakuojamos, bet bendrai demokratija pradedama atakuoti, nes yra nedraugiški režimai, kurie bando įrodyti, kad demokratija yra viskas, kas padeda pasiekti kažkokio tai efektyvumo, kad nebelieka to tokio tikrojo turinio demokratijos suvokime ir tą bandoma primesti tai tikrai demokratiškai pasaulio dalį. Tai dezinformacija veikia demokratiją. Jo, bandoma ją veikti ir dėl tos priežasties
Europos komisijos pirmininkė labai aiškiai sudėliojo, kas bus, ką mes darysime artimiausių laikotarpių būtent tam demokratijos stiprinimui. Tai čia yra susiję ir su demokratijos apsaugos centro sukūrimu ES lygmeniu ir naujos išeis iniciatyvos jau netrukus dėl demokratijos apsaugos ir jos bus susijusios taip pat ir su kažkokiais elementais ir priemonėmis, kad apsaugoti nepriklausomą žiniasklaidą, nes žinot, skirtumas informacijos skleidimo per žiniasklaidos priemonės yra tas, kad tu turi žurnalistą, kuris kažkokiu tai būdu per savo filtrą vis tiek praleidžia tą informaciją ir gali, ten žurnalistai irgi kažkiek tai skiriasi, bet jie iš principo turi savo profesinės etikos normas ir tokiu būdu tas dezinformacijos skleidimas jis yra sustabdomas, yra įvairiausios iniciatyvos susijusios su faktų patikrinimu ir ne viena žiniasklaidos priemonė vėliau pateikia tą informaciją, gali skaitytojai ar ten klausytojai ar žiūrėtojai ją peržiūrėti ir tokiu būdu kritiškiau vertinti gaunamą informaciją. Tai vat mes visas tas iniciatyvas norime ES lygmenių palaikyti, jas paremti, jas paskatinti, kad jų būtų daugiau. O Lietuvos vyriausybė ir Seimas ir antikorupcijos komisija kokias iniciatyvas palaikys ir ką darys dar aktyvindama kovą su dezinformacija? Na, iš tikrųjų, čia būnant opozicijos politikų, sudėtinga kalbėti už vyriausybę, kurios dar iki galo ir nėra suformuotos, bet aš manau, kad bendras Lietuvos interesas tai vis tiek ginti mūsų informacinę erdvę nuo kremliškų naratyvų, kurie tikrai banga po bangos eis ir eis. Na, pavyzdžiui, Rusija dabar kovoja su Ukraina, Lietuva yra Ukrainos pagalbininkė. Tai jūs pasižiūrėkite, kiek ten to kremliško naratyvo, dezinformacijos pavidalu plinta ir apie paramą Ukrainai. Parama yra tariamai išvagiama. Ir apie ukrainiečius viskas yra gilioje korupcijoje, tenai kariai negauna pinigų. Iš tikrųjų, daugybė tų informacinių žinučių, kur mėginama kompromituoti Lietuvos paramą, kaip ir Europos kitų valstybių paramą, kurią teikia Ukrainai. Ir šitoj vietoj be abejo Jungtinės Amerikos valstijos savo laiku vaidino svarbų vaidmenį, dabar irgi vaidintų, bet mes pasižiūrėkim, kaip buvo pasitraukta nuo to, kad Ukraina yra laisvės ir savo laisvės ir Europos šalių laisvės gynėja, agresijos auka, mėginant ją paversti vos ne karo kaltininkę. Ir tas naratyvas, kuris eina dėja iš už Atlanto, iš Vašingtono, jisai palankiai sutinkamas Maskvoje, jisai palankiai sutinkamas tose sostinėse, kurios gyvena iš tos dezinformacijos, nes totalitariniai režimai, iš principo totalitariniai, autoritariniai, bet kokie nedemokratiniai režimai, jie negali be dezinformacijos, klaidinimo ir melavimo. Mes, kai kalbam apie Jungtinės valstijas, tai turbūt kas atsitikė ir kas yra atsitikę akivaizdaus, tai yra tai, kad kalbant apie gynybą, mes visgi turim susitelkt ir esam gavę dėl dabartinės administracijos Jungtinių valstijų veiksmų tokį, nežinau, susiaktyvinimą, ar jis... Šaltą dušą. Šaltą dušą ir tas šaltas dušas rodo pirmuosius tokius, nežinau, atšilimo kažkokio tai nusiprausimo po juo ženklus. Europos valstybės daugiau skiria gynybai, susirūpinimas, ne tik susirūpinimas, bet ir veiksmai po truputėlį atsiranda ir visada norisi, kai, nežinau, koks dronas įskrenda, man atrodo, visi taip bendrai pagalvoja, kad va vis tiek jau dabar turbūt ES ims ir vis tiek parodys ryžtingesnių veiksmų. Tai net jeigu iškart neparodo, tai bent jau yra iki paskutinės minutės viltis, kad tas atsitiks, bet kas man atrodo akivaizdu, tai yra atsakomybės supratimas, kad tiesiog dabar mes turim ginti Ukrainą, mes turim apsiginti save, ar ne, ir dezinformacija, čia jau vedu irgi link pabaigos ir prie mūsų temos, dezinformacija čia pat tokioj pačioj situacijoje atsidūrė, nes dezinformacija irgi yra
kaip čia, karo priemonė, tik tiek, kad hibridinio, o ne paprasto, ar ne? Tai tas pats čia irgi, bet galim tikėtis, kad Jungtinės valstijos mus apglėps kur nors po sparneliu, o tiesiog mums priklauso šitas darbas. Jo, bet šitoje vietoje vis tiek, aš manau, kad tam tikri principai, tam tikros vertybės Europos šalims ir Jungtinėms Amerikos valstijoms vis tiek, nepaisant, kas valdo šią šalis, jie yra nekintami. Šios šalis vis tiek yra demokratinės, su savo sunkumais vidiniais ir visokie demokratijos, kurių principai vertybės tai yra kova dėl laisvės, nepriklausomybė šalių, tautų nepriklausomybė, jinai yra ginama. Tai čia aš manau, kad didelių pasikeitimų ilgesnėje perspektyvoje neįvyks, o trumpesnėje perspektyvoje, kaip kas dabar vyksta, be abejo, yra tų perturbacijų, kurios ir mums nėra visada palankios. Turim išlaukti, turim patys stiprėti. Ir tiesą sakant, tas stiprėjimas, nors ES nėra karinė organizacija, tai ekonominė, politinė organizacija, bet apie karinius reikalus yra priversta kalbėti, nežinau, 10-100 kartų daugiau, negu kalbėjo prieš 10-metį. Ir apie dezinformaciją turbūt, kad taip pat, bet kai mes sakom, kad turim būti kritiški ir išlaikyti kritinį mąstymą, koks tada jūsų patarimas tai tokiai paprastųjų piliečių supratimo daliai, čia sėdinčių traukinyje ir, nežinau, vykstančių į Vilnių iš Kauno, autobusuose, gyvenančiuose savo paprastus gyvenimus, kas yra toks vienas veiksmas, kurį gali padaryti, kad taptum atsparesnis arba kritinį mąstymą labiau išlaikantis, kaip jūs sakot? Jeigu klausimas man? Abiems. Jo. Tai aš manyčiau, kad kritinį mąstymą išlaikyti, jeigu ko nors jau domiesi, vis dėlto stengtis tai daryti ne tik pripuolamai, paviršutiniškai, bet jeigu turi gebėjimą ir norą sužinoti daugiau, tai tikrink informacijos šaltinį. Tikrink informacijos šaltinį. Bet čia žurnalisto darbas, pasakysiu. Aš manau, kad dabar žmonės, kurie turi išmaniuosius įrenginius ir pastebėjau su dirbtinio intelekto atsiradimu, turi daugiau galimybių pasitikrinti informaciją, nors, žinoma, gali ir suklysti ir visą kitą, bet vis tiek tikrinti informacijos šaltinį nėra sudėtinga. Pone Vaščega. Jo, tai aš čia atsiminiau... tą portalą minėjot pradžioje. Orvelo 1984 knygą, kur jis sakė, kas kontroliuoja praeitį, tas kontroliuoja ateitį. Ir tada jau jis pratęsė tą mintį, sakydamas, kad kas kontroliuoja dabartį, tas kontroliuoja praeitį. Kitaip tariant, žiūrėk, kas kontroliuoja šitos dalykus. Vat mes važiuojam dabar iš Kauno į Vilnių, yra bėgiai, jie mus nuves į Vilnių, ar ne? Nustebtumėm, jeigu staiga kažkas tai per naktį būtų tos bėgius pakeitęs ir mes vietoj Vilniaus atsidurtumėm, nežinau, kažkokiam visiškai Varšuvai, tai dar nieko, bet jeigu ten kažkur tai į rytus, pavyzdžiui, staiga atsidurėm ir neužvažiavę į Vilnių. Tai panašiai, man atrodo, su ta dezinformacija, tu turi suprasti, kad kaip jinai veikia, kad jos veikimas ir yra susijęs su tuo, kad kažkas tau per naktį vos neišardo bėgius, ar ne, ir tu vietoj to, kad atsidurtum vienoje vietoje, informacinė prasme, aišku, atsiduri staiga kitoje vietoje. Ir jeigu taip atsitinka, tai manau, kad yra pirmas signalas, kuris turėtų tau užsidegti kaip raudona lemputė, kasgi čia yra. Ir antras, aišku, kas kontroliuoja tą šaltinį, kiek tai yra patikimas šaltinis. Aš manau, ta Orvelo tiesa, jinai galiojanti ir po šiai dienai. Ir nesvarbu, kur tu tą darysi. Aš suprantu, sakai, žurnalistas turi lyg ir įvertinti, tikrinti, bet jeigu tu imi informaciją iš socialinių tinklų, ir ten, ir socialiniuose tinkluose yra tų, kur tu gali labiau pasitikėti, ir tų, kur tu nieko nežinai, nieko negirdėjai, staiga iš kažkur tai atsirado ir čia skelbia kažkokias tai tiesas. Ir dar staiga kiti sušoka ir tas tiesas iš neaiškių kažkokių tai paskirų jas
kaip garsiakalbį padaro iš tų tiesų. Tai čia tokie paprasti dalykai, kurie, man atrodo, išsiugdo šiek tiek kritiškiau žiūrint. O šiaip jau, mano galva, visada reikia turėti savo kelis patikimus šaltinius, kur tu visada gali pasitikrinti, ar juose yra apie tai, ar nėra. Nu, jeigu jau tau kyla kažkokia tokia abejonė, nu ir tada atitinkamai netiki tais dalykais, kurie kelia didelių abejonių. Bet šiandien dar taip išgirdau iš visų abiejų, kad jeigu tik tai užčiuopi menkinimo motyvą, tai labai didelė tikimybė, kad kažkas turi kokį nors negerą tikslą ir kad tai jau gali būti dezinformacija. Ar taip galima labai paprastai apibendrinti, kad suprastų ir tie, kurie, nežinau, gal nenori tikrintis 5 portaluose kažkokios žinutės. Bet šaltinių atranka labai svarbu, kuo tu naudojasi, nes kiekvienas iš mūsų turime tam tikrus informacijos šaltinius, kuriuos naudojame, oficialius, galime naudotis, ten mažiau galimybės dezinformacijos klaidai, galime neoficialius, bet atsirinkti šaltinius vis dėlto gebėti gali kiekvienas, o kokie tenai niuansai gali atsirasti, menkinimas, juodinimas, melavimas, faktų klastojimas, naujų faktų, kabutėse, tariamų faktų sukūrimas, tai čia jau iš tikrųjų, aš manau, nuolatinis dalykas, su kuo gali susidurti skaitytojas, klausytojas, žiūrovas. Ir kaip jūs sakėt, prisiminkim, kad susidursim su tuo vis dažniau. Tikrai dažniau ir aš manau, kad tai, kad bus ta dezinformacija paslėpiama po svetimą vėliavą, tai yra po tą pačią vėliavą, kurią mes naudojamės, tai tokių atvejų tik daugės. Tas vyksta absoliučiai, kuo toliau, tuo labiau. Tai gerai, mes ir siekiam čia šiandien paprastais būdais dekonstruoti tą dezinformaciją, kaip jį veikia praeityje ir kokias sąsajas galim rasti šiandien. Ačiū pašnekovams, kurie jau palengva atvyks į Vilnių. Rytas čia pas mus saulė ima šviesti, tai tokia, nežinau, iškonstravom dezinformacijos būdus paprastais būdais ir tada tiesiog tokia šviesa mus štai šiek tiek aplanko. Tai taip tegul ir būna visada, kai atrodo, kad tamsūrais galinė neaišku, truputėlį pasidomi, truputėlį pagalvoji ir tada jau perplatink kokią nors nesąmonę, kurią tau ten atsiuntė teta su gėle vietoj galvos Facebook'e. Tai čia tiesiog toks mano beletristinis komentaras, bet ačiū labai Arvydui Anušauskui ir Marijui Vaščiagai. Ačiū keliautojams, išjung dezinformaciją, įjung kritinį mąstymą. Taip vadinasi ši tinklalaidė 9-ojo forto muziejaus ir partnerių. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū visiems, kurie keliavote su mumis traukiniu Kaunas Vilnius. Iki kitų susitikimų.